Labas. Labas. Rūta. Rokas. Reik prie jos padėk kėdę pristumt. Padėk pristumt. Prisėsiu. Šarnuolis, gerai. Sėsk į savo vietą. Kaip sekėsi? Ačiū, neblogai, kaip tau. Gerai. Simpatiška mergina. Patraukli. Yra mano skonio. Studijuoju Vilniui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šypsokis. Kino vadyba. Šypsokis, sakyk, Labai reta. sakyk, kad būsiu prodiuseris. Būsimas tikriausiai kino prodiuseris. Turėčiau būti. Paklausk, ar tu nenori vaidinti? O tu pati kinu domiesi, sakykime taip? Na, man patinka kartais pažiūrėti įdomius filmus. O vaidinti? Vaidinti kine? Norėtum? Ar gal bandžius esi? Ne, nebandžius. Norėtum? Gal kada, o gal Ką esi išbandžius gyvenime? Viskas prieš akis, taip? O ką gyvenime esi šiaip išbandžiusi jau? Ai, labai daug ką iš tikrųjų. Man nepatiko, kad jisai toks jau per daug buvo to tokio nenatūralumo, sakyčiau. Pagrindinį čia žingsnį. Aš tau sakau, kad aš dabar čia jau nebešoku, apskritai nebešoku dabar, kažkada šokau. Bet, na, O kiek tu laiko šokai, nes kažkaip toks visas susikaustęs. Aš šoku gal 3 metus. Aš atsipalaidavęs, mergaitė, aš atsipalaidavęs. Šoku gal 3 metus, šiaip tai aš nesu susikaustęs ir na, tiesiog dabar... Rokai, patrauk rankas ir nusišypsok merginai. Nusišypsok. Tai gerai, nes man nepatinka tie, kurie keikia. Ne, aš nenuskeikiu, aš sakiau, nesu susikaustęs. Gerai. Tu rūkai? Ne. O man patinka tie, kurie rūko. Nu, jeigu čia tą mūsų pokalbį galima vadinti dialogu, nu, tai vat, kai jau prasidėjo tas dialogas, tai tada pasidarė net nebaisu, baugu, kad čia nepavyks susišnekėti su juo normaliai. O tavo gyvenime... Tu negalvoji, kad tu toks labai kažkoks mandras esi, ką? Ne. Ne? Dar man niekas to nesakė, tu pirmą tikriausiai. Sakyk, na, mano gyvenime buvo tam tikri dalykai, kurie mane pakeitė. O tu negalvoji, kad tu esi mandra? Ne, aš manau, kad aš esu drąsi. Supranti, mano gyvenime įvyko kai kurių pokyčių, kurie mane pakeitė ir galbūt aš dabar tapau, sakykime, kažkoks labiau mandresnis, kaip tai išsireiškia. Bičas yra, nu, toks, koks turi būti. Užaugs bus geras prodiuseris. Galės, sugebės, mokės viską. Nu, tik kad jaunas yra. Aš laimėjau, būkime atviri, 1,5 milijono. Litų? Litų, taip. Ir na... Teleloto. Ir nuo tada mano gyvenimas labai kardinaliai keitėsi, kadangi aš įgijau pinigų, tuomet pasikeitė draugai, pasikeitė požiūris į mane, atsirado draugų, atsirado labai daug merginų, netikrų draugų. Atsirado labai daug merginų ir aš jas labai stengiausi atsisijoti. Duok Dieve, gal kada nors laimėsiu, bet jeigu turėčiau šį, tai aš čia tikrai nepradėčiau apie jachtas ir kiek man jos kainavo ir taip toliau. Ir atsirado daug, merginų atsirado ir taip toliau, bet tada reikėjo išmokti atsisijoti. Reikėjo išmokti atsisijoti ir atskirti, kas yra tikra, kas netikra. Linksma buvo, kai vyno apsipylė. Tas buvo linksma. Aš noriu papasakoti, ką aš... Dabar aš noriu papasakoti. Gerai, klausyk. Tu sakai, tu laimėjai tam tikrą sumą pinigų, tu iškart pradėjai ten pasakoti, kad tau reikėjo tapti kažkokiam kitokiam. Tu tuomet negalvoji, kad tau reikėjo... Tiesiog žmonės privertė tapti atsargesniu. Žmonės privertė tapti atsargesniu. Kažką parodyti tuomet. Aš nepradėjau galvoti, kad aš turiu tapti kažkoks prabangesnis. Tiesiog taip žmonių nuomonė tokia susiformavo, o mano marškiniai nėra labai ir pigus. Turėjau sukelti tokį gailesį, kaip, žinai, ir susidomėjimą, kad, matai, žinai, bičas turi babkių, bet, tu neįsivaizduoji, kaip man gal Rokas šito neišvaidino, supranti? Tu moki, Rūta, užrišti kaklaraištį vyrui? Tegul parodo. Gali parodyti? Ne. Tegul rodo. Nes aš kaklaraištį rišu tikriems vyrams. Prašau, aš esu tikras vyras, prašau nužiršti. Tai prašau, kaklaraištis ir tikras vyras, užrišk. Kur tikras vyras? Priešais tave. Prieš tave? Sakyk, jeigu prieš mane sėdi tikra moteris, jį sugebės užžiūrėti. O tai tu manai, kad prieš tave sėdi tikra moteris? Prieš mane sėdi, atsiprašau. Pamatė, kad jinai nebus padėties šeimininkė, pamatė gal, kad aš nepasiduosiu ir jinai tada užsispyrė ir bendravo su manim netaktiškai. Kiek tu, Rūta, gyvenime vyrų pažįsti? Tikrų vyrų? Tikrų vyrų, matai, aš neskaičiuoju iš tikrųjų. Daug pažįsti?
Vyrų, draugų, aš tikrai turiu Kaip tu manai, kiek tikrų vyrų į tave žiūrėdami galvoja kaip apie tikrą moterį? Ar yra vyrai, ar yra berniukai, kaip tu sakai? Kaip tu manai, kiek tikrų vyrų galvoja į tave žiūrėdami kaip apie tikrą moterį? Na, o kaip tu manai, kiek tų tikrų vyrų galvoja žiūrėdami į tave, kad tu esi tikra moteris, tikra mergina? Pakliuvai? Sakyk, pakliuvai? Visi. Na, iš karto pamanė, kad aš arogantiškas, kaip sakė, mandras. Ir toliau jau viskas rutuliojosi, ne taip, jau aš toliau jau turėjau būti mandras ir buvau jau mandras jos akyse. Na, o tu knygas skaitai, sakykime? Matai, nu kaip, aš skaitau knygas, bet... Kokia knyga buvo perskaityta paskutinė? Daugiausia laiko jam, nes aš sportuoju labai daug. O tu apskritai be sporto dar turi savo gyvenimą? O paskutinę, tarkim, kokią knygą perskaitai? Kodėl vyrai myli kakšes? Ir kodėl? Čia yra romanas? Ne, čia tiesiog... Ir sakyk, ir kodėl? Romanas, o... Paklausk, Rokai, ir kodėl? Tiesiog. Rokai, sakyk, O kodėl vyrai myli kakšes? Įsiaiškinai? Įsiaiškinai. Ir kodėl pasakysi? Ir kodėl? Ne. Apskritai yra toks posakis, kad pasaulį valdo moterys, bet vis dėlto kontroliuoja pasaulį tai vyrai. Taip kad kaip bebūtų, aš man atrodo, aš jau padėti kiek galėjau, tiek stengiausi ir išlikau kontroliuotoju. Gerai, tai nusišypsok. Aš galiu parašyti tenės vieno dalyko. Paskutinio, sakyk, paskutinio dalyko. Paskutinio dalyko šiandien. Paskutinio. Ne. Tikrai negali. Ne. Aš paprašyčiau vis tiek tavęs. Net šypsenos. Net šypsenos negali man dabar natūralios padovanoti. Pas mane vis laik yra natūrali šypsena. Taip? Taip. Iš tiesų? Ja. Ir aš visas natūrali. Tai viskas tvarkoja. Tada viskas gerai. Tada bent tai gerai, kad šypsotis moki natūraliai. Aš moku tą, bet aš nedarysiu. Aš moku tą, bet aš nesakysiu. Aš žinau, bet aš nerodysiu. Ir darosi iš karto viskas aišku. Kai mergina kelia bangą, sakydama, ne, tai kodėl aš turiu rodinėti, taip toliau. Iškart aišku, prilipai, brangioji, prilipai, kaip turi būti. Ačiū susitikimą. Prieik prie jos, papačiau. Galim išgerti dar. Tvarkoja, labai gerai, labai gerai, labai gerai. Viskas, prieik prie jos. Reikia dar va taip. Jis būčiau atgausias. Tai čia su bokalu taip dar. Ja. Prieik prie jos, sakyk, ranką galima? Atsisveikinam? Na tai ką, tai metas tuomet atsisveikinti. Gerai, iki. Tai prieik prie jos, ranką. Buvo malonu. Ačiū. Ate. Viskas,